Sveiki. Ir ką šiandien aš parodysiu savo pirmą didesnį rezultatą Cashflow projekte. Čia yra mano pirmoji platforma, europinė platforma, bet gal aš pradėsiu nuo paskutinių. Europinę platformą paliksiu kaip vyšnia ant torto, pats skaniausias saldainiukas. Įėjau į Kazakstano platformą, liko dar 2 valandos, skaitykim, kol reikės man ją atnaujinti ir susirinkti pinigus. Nelauksiu aš tų 2 valandų, nes man labai knieti parodyti patį geriausią dalyką. Tai, ką aš jau atidirbau. Čia dabar aš esu Lenkų platformoje ir jau galiu spausti mygtuką atnaujinu laiką. Matot, po paros reikės man vėl užeiti ir čia paspausti mygtuką. Ir dabar aš pasiimu mažojų programoj pinigus. Kiekvieną dieną va čia mes pasiimam pinigus. Taip, Moneybox, jeigu pasižiūrėsim, jau dabar 24 zlotai kritę ir yra 4 diena iš 3. Dar vieną programą turiu. Čia 15 dienų įdėta 200 zlotų ir po 15 dienų aš gausiu atgal šitą sumą su palūkanom. Nesigilinu dabar, neaiškinu, kaip kas dirba, nes yra daug vaizdo įrašų su paaiškinimais. Aš tik parodau, ką aš darau kiekvieną dieną. Taip, ir čia dabar yra svarų. Tai yra Anglijos programa. Paspaudžiam ir atnaujinam laiką. Taip, rytoj tokiu pačiu laiku man reikės užeiti ir vėl paspausti mygtuką. Mažoji programoje pasiimu svarus, svaras 20 kiekvieną dieną grįžta. Tai yra mėnesio programa. Ir dabar pasižiūrėkit, kad Moneybox'e yra jau 4 svarai 80. Šitus pinigus aš palieku, nes mano tikslas yra visai kitas šiandien, aš jų neįsiimu. Keliauju europiniai programoj. Ir dabar tai, ką norėjau parodyti aš jums, kad vakar buvo 14 dienų iš 15. Ši programa yra 15 dienų. Ir dabar aš spaudžiu mygtuką. Taip, rytoj reikės atnaujinti vėl laiką. Mane permetė į kitą programą, mažytė, kur yra mėnesį laiko. Visose platformose aš ją turiu. Taip, dabar pasiėmiau pinigus €20 kiekvieną dieną. Čia išimti buvo pinigai. Taip, keliauju į savo žaliąją programą Growing Flow, labai įdomi. Dar čia skaičiuoti atlygį, paspaudžiu mygtuką, irgi laikas pasikeitė. Dabar dar veiksmai paspaudžiu, pasiimu pinigus. Ir jeigu buvot įdėmiai stebėjot, tai kitas apmokestinimas pasikeitė, padidėjo dabar 70 centų, o buvo 69 centai. Ši programa yra didėjanti ir kiekvieną dieną arba kas antrą dieną vis daugiau pinigų ateina. Grįžtu į Fastflow programą prie savo 2 indėlių, tai yra 50 eurų ir 100 eurų. Praėjo 15 dienų, matot 15 iš 15 ir kur yra veiksmai, parašyta, šalia yra tokis mygtukas su pinigėliais. Tai yra atsilaisvinimo pinigai. Aš juos galiu dabar įsiimti. Negaliu, bet man juos reikia įsiimti, nes aš noriu juos reinvestuoti. Paleiskite naują srautą ir išimkite likutį. Taip, aš šito srauto nenoriu iš naujo paleisti.
nes aš keisiu programas, vadinasi, man reikia išimkite premiją visiškai. Taip spaudžiu OK, OK. Matom, pas mane 100 nebeliko. Jisai dabar tas 100 į kopiečias įkrito, jeigu pasižiūrėsim čia, kur yra pilka lentelė. Toliau mane permetė į programą, kur 50 yra investuota. Čia lygiai tą patį padarysiu. Aš noriu visiškai išimti premiją. Taip. Ir dabar yra pas mane kopiečiuose 165,75 euro. 30 investicija mažoji programa likusi. Fastflow, viskas tvarkoj gerai. Dabar spaudžiu sukurti srautą ir pradėsim eksperimentą nuo 150 eurų. Kadangi pasidariau įskaičiavimą, aš jums greit pasakysiu, ką aš darysiu su šita programa ir kaip aš dėliosiu, žinoma, aš jums parodysiu, laikas nuo laiko tokias ataskaitas padarysiu. Jums dabar einu ir aktyvuoju šią programą. Tai yra mėnesiui programa, per mėnesį uždirbs man 18 eurų, 12% per mėnesį. Gerai, dabar aktyvuoju programą ir vėliau paaiškinsiu likusią dalį. Spaudžiu Money Storage mygtuką. Taip, renkuosi eurus. Oi, netai pasakiau, iš kopiečių. Ir Fastflow, va čia kur yra programa ir matom 165,75 centai, 165 eurai ir 75 euro centai. Spaudžiam, spaudžiu patvirtinti, tai patvirtinti. Taip, dabar spaudžiam patraukti į Currency. Ok. Įsiskleidžiam, pasirenkami Currency'us. Zaplatyti, užmokėti. Ir reikės užmokėti 0,063 į Currency. Aš vėliau pasakysiu, kokia tai yra suma. Apytiksliai. Aš apvalinsiu. Spaudžiu OK. Keliaujam į apačią, pasirenkam 150. Spaudžiu mygtuką skaičiuoti atlygį, mums reikia ją aktyvuoti. Po paros vėl reikės paspausti mygtuką. Susiaktyvino, dabar veiksmai, spaudžiam mygtuką, pasiimam pinigus. Taip, pasižiūrim, kokie įkrito pinigai į kopiečias. Pagal datą šiandien yra 2 rugsėjo ir matom, kad 5,60 įkrito į kopiečias, tai yra laisvi pinigai, aš juos galiu įsivesti. Čia būtent iš šitos programos už 150 investavimą. Dabar klausykite įdėmiai, pati įdomiausia dalis. Kaip sakiau, aš eksperimentuosiu būtent šitoj programoj, europiniai platformoj ir šioj programoj su 150 $. Tai yra pradinė investicija. 8 mėnesius derinsiu su super programa ir vat įprasta programa Fastflow. Tai pirmiausia einu į piniginę, dar sakiau, aš jums pasakysiu, kiek dar į Currency kainavo. Žiūrim šiandien, kiek kainuoja į Currency.
Ieškom vienas įkarinsas kiek USDT. Taip, žiūrėkit, vat vienas įkarinsas ir 83,34 USDT dolerio. Kai aš prieš 15 dienų startavau FastFlow programoj, kainavo $60 vienas įkarinsas. Dabar grįžtu į programą, bet prašau, žiūrėkit, su šita programa aš pradėsiu eksperimentuoti ir pasakysiu, kiek per 8 mėnesius derindama su Super FastFlow programa 150 eurų investicija atneš po 8 mėnesių nuo 3500 iki 3700. Kadangi dar visą laiką reikia įkarenso sumokėti, dabar ir parodysiu, kiek, pavyzdžiui, šiandien sumokėjau įkarenso. Skaičiuojame apytiksliai 84 USDT įkarensas kainuoja. Reikėjo sumokėti 0,068 ir kart 84 įkarensų, tai $5 70. Jeigu atminusavus įkarenso, šiandien dienos, kiek reikėjo susimokėti, tai lieka pačios programos 9% per mėnesį uždirbama. Bet kadangi bus derinama su Super FastFlow ir išnaudojama kiekvienas atėjęs pinigas, kur šiandien matėt, kaip kopėčiuose jisai įkrenta, tai gaunasi, kad per mėnesį apytiksliai, atsiprašau, ne per mėnesį, o per 8 mėnesius apytiksliai uždirbta, naudojant kombinaciją nuo 20 iki 25%. Gerai, mes tuos 5% kaip tik paimkim ir atmeskim, lai tegul būna tos išlaidos. Jų tokių nebus, bet paliekam. Force majeure. 5%, tai vadinasi, kad mėnesio uždarbis yra 20% su tokia maža suma. Esu paskaičiavusi ir turiu visas smulkiai strategijas paruošusi su 400, jeigu mes paimam ir investuojam, ką mes per 8 mėnesius uždirbam. Per 8 mėnesius mes uždirbam nuo 5000 iki 5500. Čia jau truputėlį didesnis pelnas gaunasi per mėnesį, nuo 25 iki 30%, kaip sakau, 5% tiek to atmeskim, tai vadinasi, mėnesio augimo tempas yra 25%. Ir žinoma, dar turiu paskaičiausiu, taip pat turiu strategiją ir 400 eurų, praktiškai vos ne kiekvieną dieną viskas išdėliotas. Beje, aš nudžiuginsiu jūs, kad yra dar geresnė strategija su 400 padaryta ir per 8 mėnesius galima uždirbti nuo 6000 iki 6500. Ir su 900 yra strategija sudėliota irgi 8 mėnesiams. Neimu labai ilgo laikotarpio, galima pasidaryti strategijas ir pamokinsiu, jeigu kam bus įdomu ir kas norėsit ir metam, ir 2 metam pasidaryti strategijas, dėliojant ir su kitom programom. Ir dabar grįžtam su 900, jeigu mes startuojam ir 8 mėnesiam, čia naudojant tik dviejų programų kombinaciją, o mes žinom, kad programų pas mus yra daug. Kaip? Programų yra 4 kol kas, bet turim platformų
bent 5 minimaliai, daugiau dar netgi, kur šitose programuose yra dar begalė programų, programuose, taip reikia suprast. Gerai, ir dabar vis nepasakau aš tos paskutinės sumos su 900, jeigu kas vat, startuoja ir galima naudoti tokią strategiją, tai per 8 mėnesius yra uždirbama nuo 7500 iki 8000. Taip pat irgi mėnesio procentas svyruoja nuo 25 iki 30. Tai, vat prašau, FastFlow kokius dalykus mums duoda ir svarbiausia, kad čia nėra rizikos, nes FastFlow dirba 12,5, CashFlow dirba 12,5 metų. Tai yra laiko ir žmonių patikrinta programa. Ir sutiksit visi, kas vaikštot visur, keliaujat naujai atidarytose programuose, naujai atidarytose kompanijose, nepatikrintose, mes niekada nežinom, kada jos susidarys, mes niekada nežinom tos tikros tiesos, ar tai yra sukurta tikra kompanija su gerais ketinimais, ar tai yra sukurta skamas, kur tik tais gražios pasakos. Tai va tiek šiandien užtenka, labai ilgai aš jau jums pasakoju, manau, kad jums patiks tai, ką aš jums parodžiau ir ką jūs išgirdot su sumom tom, kurias išvardėjau 8 mėnesiam, jeigu mes taip užsispyrę palauktume, pinigų neišimtume ir su 900 ir su 400 ir net su 150 galima uždirbti tokius tikrai, sakyčiau, visai padorius pinigus. Čia tiem žmonėm, kurie negali, sakykime, savo leisti kažkokių didesnių pinigų investavimui. Tai tiek, geros dienos ir iki kito karto.